Pačiam naujausiam Kėdainiuose Lopšelių darželių aviliukui 20. Gražiausius sveikinimus ir žodžius dovanojo svečiai, buvę šio darželio auklėtiniai ir mažieji drauge su tėveliais. Taip, iš tikrųjų, pats jauniausias rajone, pati jauniausia švietimo įstaiga rajone. Labai džiaugiamės, bet atrodo tikrai ilgas laiko tarpas praėjo. Bet kai pagalvoju 20 metų, kas tas yra 20, bet pokyčiai tai labai dideliai vyko įstaigoje. Aišku, keitėsi žmonės, vieni išėjo, kiti atėjo, kiti išėjo ir vėl sugrįžo. Keitėsi aplinka, tačiau pagrindinės vertybės išliko. Tai vaikų poreikiai, tėvų lūkesčiai, tikslai, darbuotojų atsakomybė ir pareigingumas ir žinoma ugdymo kokybė. Labiausiai tai džiaugiuosi savo kolektyvu. Tikrai kolektyvas labai šaunus ir kaip aš sakau, mūsų darželis tai yra širdis. Nes kiekvienas žino savo pareigas, kiekvienas žino savo darbą ir atsakingi žmonės. Būna, kad ir pasipykstam, ir susitaikom, ir vėl, ir taip, ir einam žingsnis po žingsnio ir sukūrėme štai tokią įstaigą, kurią šiandien galima džiaugtis. Mes esame į savo ikimokyklinio ugdymo programą įsitraukę saugumo kryptį. Aišku, daug dirbame saugaus ugdymo klausimų, tai yra gaisrinė sauga, saugus eismas, saugia aplinka, tai tuo mes esame išskirtiniai. Ir žinoma, turim susikūrę savo ir saugaus eismo kabinetą ir į savo programą labai daug veiklų įtraukiam. Aišku, daug bendradarbiaujam su socialiniais partneriais, iš kurių taip pat pasiėmėm idėjų, pasiimam praktikos ir tas visas idėjas įgyvendinam savo įstaigoje. Ir kaip dar kartą sakau, kad labai džiaugiuosi savo kolektyvu, nes yra kūrybingas, žingeidus, jaunų specialisčių atsirado, kurios pakelia mus, tas vyresnės, tai tikrai įdomu dirbti ir šaunu. O svarbiausiai norim, kad visiems mums čia būtų saugu, gera, kad būtumėm visi įvertinti, mylimi, kad mūsų įstaigoje būtų daug juoko, klegesių ir kad niekada netrūktų tų mažųjų. O mažųjų daug turit. Kitokie, jie truputėlį keičiasi? Labai vaikai keičiasi. Keičiasi vaikai, keičiasi tėvai, todėl kad ir visa visuomenė mūsų keičiasi, visai kitas požiūris į viską yra. Taip, kad mes tengiamės prie jų prisitaikyti. Aišku, būna labai sunku, būna daug ir pasikalbėjimų, ir susitarimų, bet iš tikrųjų mes tengiamės prie jų prisitaikyti. Dar vieną iššūkį turėjot. Jūs priėmėte ir ukrainiečių pabėgėlių vaikučius į darželį. Sudėtinga? Taip, mūsų vienintelis darželis buvo, kuris daugiausiai priėmė ukrainiečių vaikų. Tai turėjome tuo tarpu 12 vaikų. Nebuvo labai sudėtinga. Pasiskirstėm pagal vaikų amžių, prisitaikėm, o vaikučiai irgi, kaip žinot, maži vaikai, jie labai greitai perpranta tą kalbą. Bendrą kalbą radom su tėveliais, labai daug atsiliepimų ir gražių žodžių iš jų išgirdome. Ir šiuo metu mes turim net 4 ukrainiečius, kiti jau išvyko į savo gimtinę. Darželis visuomet jaunas, čia verda gyvenimas. Kiekviena diena kitokia su savo džiaugsmais ir rūpesčiais, bet ypatinga. Nes vaikai nuostabus ir dabar, ir prieš 20 metų, sakė kalbintos pedagogės, ne vienerius metus dirbančios aviliuke. Pirmieji žingsniai tikrai puikiai prisimenu, nes tai buvo lapkričio 5 diena. Išėjau iš Kauno Lopšelio darželio Linelis ir tiesiog atskridau į aviliuką. Tai labai džiaugiuosi, buvau labai laiminga, kadangi gyvenu Josvainiuose, važinėjau Kauną ir štai Kėdainiuose atsirado vieta, o tie metai surasti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vietą darbo buvo sudėtinga ir buvau labai šiltai priimta direktorės ir pavaduotojas. Kokie tie metai, kaip jie keitėsi, kaip keitėsi mažėjų? Iš tikrųjų, mano pirma laida jau 2 metai, kaip baigė vidurinę. Ir taip džiaugiuosi sutikdama juos ir netgi vieną vaikiną sutikau su gėlėm, joninių progą, sakau, klausyk Gyti, tai kągi sveikinsi, tikriausiai kokį Joną, neauklėtą Dianą, aš jau turiu merginą, sakau, Gyti, o tu prisimeni, kaip tu, būdamas 3, gamindavai mišrainę, tai žinokit, džiaugiuosi, sutikdama, pasitikdama ir labai esu laiminga, kad dirbu šitam kolektyve. Kas labiausiai džiugina ir kas liūdina? Žinot, kas liūdina? Pasakysiu atvirai, liūdina technologijos vaikų, o labiau tėvų. Liūdina, kai kalėdų senelis 2 metų vaikučiui padovanoja planšetę, o tėtis su džiaugsmu sako, ar žinot, ką mano vaikutis gavo?
džiugina, kad vaikai dar dainuoja liaudiškas dainas, kad išgirdę Aistės Smilgevičiūtės 2 gaidelius sako, o mūsų daina, ir kaip klausom mes Mocarto arba Bethoveno, sako, o dabar Diana klausom svajingos muzikos. Jaudinantis tikriausiai buvo patys pirmi metai, tai aš atlikau čia praktiką kaip studentė. Na ir taip gavosi, kad po to mane pakvietė čia dirbti. Ir taip jau dirbu 14 metų. Daug šiaip palyginusiu. Ar labai keitėsi per tą laiką įstaiga, darbas? Kolektyvas truputį keičiasi, o darbas taip tobulėja, žengia į priekį viskas ir tiesiog šiuolaikinis ugdymas dabar. Taip, dabar jau skaitmeninis ugdymas. Naudojamas šiuolaikiniam priemonėm visom, smart ekranais, planšetės, žinoma, vaikai keičiasi ir laikai keičiasi. O kas labiausiai džiugina jūs šiame darbe? Turbūt tai, kad nėra nuobodu dirbti. Kiekvieną dieną nežinai, kas tavęs laukia. Ir kad gali atsiskleisti kūrybiškai ir pasirodyti viską, ką gali ir ką moki. Aviliukas kiekvienais metais gražėja, jaunėja, bet šiandien labiausiai bendruomenė laukia renovacijos. Vienintelė pagrindinė svajonė tai yra įstaigos renovacija. Savivaldybė yra pažadėjusi ir yra jau kelyje, projektai parengti, dabar ekspertizė atiduota, taip kad tikrai laukiam, aišku, bus labai sudėtingas tarpas, kada reikės ir dirbti, ir tuo pačiu renovacija bus, bet mes jos vis tiek laukiame. Nes mūsų darželis bus tikrai, nors išorė bus labai gražus. Odontologai pastebi, kad vis dažnesnės vaikų dantų traumos. Ir netgi stebime tam tikrą sezoniškumą, kada tos traumos dažniausiai nutinka. Pavyzdžiui, šiltuoju laikotarpiu, vasaros laikotarpiu, po nelaimingo pasivažinėjimo dviračių, paspirtuku, riedlente, šokinėjimo batutuose ar vaikų žaidimų aikštelėse. Po kontaktinio sporto irgi dažnai atsitinka dantų traumos. Todėl svarbu žinoti, kaip elgtis įvykus dantų traumai ir kaip suteikti šalia esančiam nukentėjusiam žmogui, asmeniui, vaikui pirmąją pagalbą. Pirmiausia, norėčiau išskirti 2 pagrindinės grupės, tai yra pieninių dantų traumos ir nuolatinių dantų traumos. Pieninių dantų traumos gali nutikti net ir labai mažo amžiaus vaikučiui, net nuo 1 metų. Ypatingai dažnai nutinka tokios traumos vaikučiam, kurie tik išmoko vaikščioti, mėgsta atsiremti į įvairias kėdes, staliukus, kažkokias atramas, atbrailas ir neišlaiko savo lygsvaros ir galvytė trenkėsi į kietus paviršius ir taip susižydžia dantukus. Dažniausiai nukenčia viršutinio žandikaulio priekiniai dantukai. Ir kokias traumas mes galime sutikti? Galime sutikti pilną danties išmušimą. Tiek pieninį dantį galima įsimušti, tiek nuolatinį. Tai kalbant apie mažiukus vaikiukus, tai aišku, jie įsimuša visiškai pieninį dantuką, tas dantukas nukrenta ant žemės ir dantų lanke matoma tuščia vieta. Ką tokiu atveju reikėtų daryti? Vis tiek rekomenduojama apsilankyti pas gydytoją odontologą. Gydytojas odontologas įvertina, ar nebuvo sužaloti ir kiti šalia esantis dantys, minkštieji audiniai, ar negalėjo įvykti galvos trauma, jeigu smūgis buvo stiprus. Bet jau tokio danties atstatyti mes į dantų lanką negalime. Atsisveikiname su dantuku ir laukiame, kada jau dygs nuolatinis savo laikotarpiu. Kas dar gali nutikti pieniniams dantukams? Gali nutikti dantų lūžiai. Jeigu danties lūžis nėra labai didelis, gydytojas odontologas gali tiesiog užpoliruoti tokį paviršių. Jeigu lūžis didesnis, atsižvelgiant į klinikinę situaciją, į vaiko amžių, į vaiko kooperavimo galimybę su gydytoju, galima ir atstatyti plombinę medžiagą. Jeigu lūžis yra komplikuotas, didelis, lūžis tęsiasi į šaknies paviršių, jau tada mąstome apie tokio danties pieninio danties šalinimą ir vėlgi atsižvelgiam į vaiko amžių, į kooperacijos galimybės ir sprendžiame, ar tą šalinimą danties atlikus vietinę neutrą pašaliname kėdėje, ar jau mums reikia pagalbos taikant bendrinę neutrą arba sedaciją. Jei vaikas išsimušė nuolatinį dantuką, būtina aplinkinių pagalba. Tai ką reikėtų daryti tokiu atveju? Dantį reikia surasti. Reikia surasti, paimti jį už danties vainiko, ne už šaknies, už vainiko. Jeigu dantis buvo labai suteptas, suterštas purvu ar kažkuom kitur išteptas, reikėtų švelniai nuplauti po tekančių vandeniu, jokių būdų nešveisti, negramdyti to danties ir laikant už danties vainiko atstatyti nukentėjusiam žmogui į
išmuštą vietą, tą dantį. Atlikus tokį veiksmą reikėtų duoti pacientui sukasti servetėlę, kažkokią skarelę, medžiagos skiautelę, kad tiesiog imobilizuoti ir kuo greičiau vykti pas gydytoją odontologą. Ką reiškia kuo greičiau? Per valandą laiko nuo įvykusios traumos. Jeigu vis dėlto mes nedrįstame to danties įstatyti, atrodo, mums čia baisu, kaip čia mums pasiseks, jeigu nedrįstame įstatyti danties į jo buvusią vietą, tuomet reikėtų dantį patalpinti į transportavimo terpę. Kokia pati geriausia transportavimo terpė? Tai yra žmogaus seilės, tai yra pati universaliausia terpė ir lengviausiai prieinama ir randama. Tai jeigu yra galimybių, prašome paciento, to nukentėjusio žmogaus vaiko dantį užkišti už skruosto ir tokiu būdu vykti pas gydytoją odontologą. Jeigu nepavyksta užkišti kažkaip burnoje to danties laikyti, tuomet į pieną reikėtų panardinti dantuką. Jokių būdų transportavimo terpė negali būti vanduo ir negali būti sausos laikymo sąlygos. Jeigu nutiko danties lūžis, danties vainiuko lūžis, tai yra gana dažna trauma, vėlgi reikėtų surasti nulūžusį fragmentą. Jeigu jisai yra vientisas, nesuskaldytas, irgi patalpinti transportavimo terpę į tas pačias seilės arba į pieną ir kuo greičiau vykti pas gydytoją odontologą. Gydytojas, jeigu yra galimybės, plombinių medžiagų pagalba priklijuoja tą nulūžusią dalį ir taip yra atkuriamas danties vientisumas ir estetika. Kitos dantų traumų rūšys tai yra įvairūs sumušimai, kuomet po traumos dantis pradeda klibėti, judėti, atsiranda paslankumas, gali pakeisti savo padėtį, išilgėti. Tai tokiais atvejais irgi svarbu kuo greičiau per valandą laiko atvykti pas gydytoją odontologą išsamesniam ištyrimui, galbūt įtvaro pritaikymui, nes priešingai negu pieniniai dantis, nuolatiniai traumuoti dantis, jie gali būti įtvirti specialiais įtvarais. Josvainiečiai tęsia renginių ciklą Iš arčiau Josvainių krašto žmonės ir jau pakvietė į 3. susitikimą. Sukvietėme josvainiečius ir svečius, ir Kėdainių krašto žmonės jau į 3. renginių Iš arčiau Josvainių krašto žmonės ciklą. Šiandien susitinkame Josvainių žirginę. Mariaus ir Irmos Grūdžių žirginė MG Horses. Žirgas neatsitiktinai pas mus, sakyčiau, josvainiečio širdį, nes mūsų ir Josvainių herbe, miestelio herbe yra taip pat raitelis ant žirgo. Tai ta žirgas mūsų palydovas, sakyčiau, ir nuo seniausių laikų ir džiaugiamės, kad žirgus savo pašonėje, savo miestelėje turime ir šiandien. Tai šeima puoselėjanti gilias tradicijas ir manau, Irma ar Marius jums papasakos išsameu apie žirgyno įkūrėją, apie įvairias žirgų auginimo subtilybės. Na, o mes šiandien džiaugiamės, kad galime visus pakviesti iš arčiau susipažinti su mūsų krašto žmonėmis, su josvainiečiais, kurie augina žirgus. Ir labai nepaprastai džiaugiuosi iš tiesų, kad šiandien pas mus sugužėjo labai daug jaunų šeimų su mažučiais vaikučiais, kurie susipažins iš artimiau ir su mūsų kraštiečiais, ir su savo galbūt kaimynais, vaikų draugais, ir pažins ir mūsų žmonės, ir tai, kuo mūsų žmonės gyvena. O šiandien mes gyvename žirgų draugijoje. MG Horses žirgynas žinomas ne tik Lietuvoje, bet artimiausi kaimynai, kėdainiečiai, kraštiečiai, galbūt ne visi žino, kur tai yra. Čia šeimininkauja Marius ir Irma Grūdės, perėmė savo žirgyną iš senelio Vilhelmo Grūdės. Ir jie neįsivaizduoja savo gyvenimo be žirgų. Mūsų žirgynas, kaip ir visi žino, MG Horses, mes esame jau Josvainiuose daugybę metų, tai kas nežino, mielai kviečiam pas mus susipažinti. Kuo mes dabar kvėpuojame, tai sportu. Pagrindas yra sportas, tai visą vasarą atidavėm visas jėgas konkūram, varžybom, sudalyvavom čempionate Lietuvos konkūrų. Ne pirmi, bet ir ne paskutiniai. Tai kaip sako, pirmas blynas nebuvo toks ir prisvilęs. Tai labai smagi patirtis, žinom, kur reikia pasitemti.
ir kitais metais bandysime toliau. Žirgyne vyksta pramoginiai pasijodinėjimai, edukacijos apie žirgų gyvenimą ir priežiūrą, šventinės fotosesijos, linksmi ir nuotaikingi gimtadieniai. Edukacijos, ar ne, fotosesijos, gimtadienio šventės, tai kiekvieną kartą vis sulaukiam naujų klientų ir labai esam laimingi, kad esam įdomus Kėdainių krašto žmonėms. Ne 1 metai jau šitą veiklą vykdom ir sulaukiam iš darželio vaikų su edukacijom. Mes glostom, šukuojam poniukus, juos vedžiojam, pajodinėjam, tai mielai prašom į svečius tikrai darželiai, mokyklos, netgi vaikų dienos centrai atvažiuoja, netgi senelių namai yra buvę svečiuose. Kaip ir sakau, tai labai plati prizmė, tai visi yra laukiami, nei vienas nėra kažko tai, žinot, išskirtinis, mes visus mylim, todėl tikrai prašom į svečius. Žirgų terapija. Mes turime raitelių, kurie joja ne dėl sportinio intereso, taip pasakyti ar ne, o dėl vidinės ramybės. Žodžiu, dėl terapijos, dėl pasibuvimo su žirgu, su savo mintimis. Tai ta terapija tikrai vyksta, kartais net nereikia sėdėti ant žirgo, užtenka įliesti, užtenka įmaitinti, na ir tiesiog siela atsigauna ir tai tikrai veikia. Bet pagrindinis darbas – ruošti žirgus pardavimui bei varžyboms. Čia mokosi jodinėti ir dalyvauja konkuruose įvairiausio amžiaus raiteliai. Pas mus ta prizmė labai plati. Nuo mažų vaikų raiteliukų, tai jauniausiam yra 4 metukai. Gal kojytės dar nelabai pasiekia, bet mes mokinamės laikyti balansą, mokinamės priprasti prie žirgo. Turime ir pagyvenusių raitelių. Šiandien, tarp kitko, turėjau 60-metę raitelę, kuri nori išmokti jodinėti. Tai sakau, kad jojimui amžiaus ribų nėra. Yra noras, atsidavimas ir tikslo siekimas. Na, o raitelių tikrai turim ir jos vainiečių vaikų, kurie siekia varžybose aukštumų, na, kad ir ten mažos kliūtelės ar ne, bet jiem tai yra didžiulis tikslas, tai labai yra sveikintina. Turim raitelę Vakarę, Gustaitę Kėdainietę mergaitę, kuri, na, 1,20 m, tai jau yra daugelio vaikų siekiamybė ir jinai mūsų žirginė kaip pavyzdys vaikams, tai visi nori būti kaip Vakarė ir šokti taip aukštai kaip Vakarė. Mes priimam visus klientus. Amžiaus ribų nėra. Žodžiu, jeigu norit save išbandyti ir dar turit neišpildytų svajonių, tai mielai prašom pas mus. Kiek šiuo metu žirgų gyvena? Prieauglio šiais metais turime 4 kumeliukus, gimusius pavasarį. Žirgų turime apie 30, tai kai sueis visi į vidų, baigsis vasaros sezonas, tikrai tada galėčiau pasakyti tikslų skaičių. Turime ir klientų, kurie laiko pas mus žirgus. Tai visa arklidė tikrai pilna. Poniuką turim mes patį mažiausią, tai vieną mūsų, kaip pasakyti, veteraną, Bilį. Biliui yra 20 metų, na, manau, kad dar gyvensim ilgai ir laimingai su ja. Smagu, čia gyva, gražu ir žmonės tikrai galėtų užsukti dažniau. Tik reikia susitarti, susiskambinti. Taip, ir kviečiu visus sekti mūsų Facebooko profilį, todėl kad tikrai numatom nemažai renginių skirtų vaikams ir suaugusiems, ne tik edukacijos, tai ir to pačiu artėja derliaus šventė, rudenėlis ar ne, Halloweenas vaikų taip mėgstamas, tai bus ir tokios 3 dienų edukacijos, bus ir galimai koncertai, žodžiu, sekite mūsų profilį ir tikrai pamatysit naujienas. Dantų ėduonis tai vaikų tarpe labai paplitusi liga, o viena svarbiausių profilaktikos priemonių – dantų silantai. Plastiškas skystis galintis įsiskverbti į gilias vageles ir pripildyti tas sritis, kurių neįmanoma išvalyti dantų šepetėliu. Silantai dedami tai nuo 6 metų, vaikams iki 9 metų, tai dengiami pirmieji krūminiai dantis, tam, kad apsaugot nuo karieso. Ar apsaugo? Ar dažnai kreipiasi tėveliai nenumoja ranką? Nežinokit, tikrai nenumoja, visi ateina, jeigu gydytojas profilaktikos metu rekomenduoja užsidėti silantus, nes mato, kad vagelės tinkamos dengti silantais, tai visą laiką ateina, užsiregistruoja ir tiesiog atvyksta silantams. Bet sunkiausia – vaikus išmokyti dantukus valyti teisingai, kruopščiai ir reguliariai. Dantis reikia valyti 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Tai ryte valom po pusryčių, bet kažkiek tai turi praeiti laiko, o vakare jau prieš einant miegoti, kad nereiktų daugiau užkandžiauti.
turim tiesiog kiekvieną atskirai dantį išvalyti, ne taip, kad dantų visumą valyti, bet tiesiog kiekvienam dantukui suteikti dėmesio. Ir aišku, dabar rekomenduojama iki 12 metų tėvam patiem valyti vaikam dantis arba bent jau stovėti, kad priežiūra būtų, kaip jie valosi dantis. Kaip pasirinkti dantų šepetuką? Dabar atrodo pasirinkimas pats įvairiausias, elektrinį, kokie tik nori. Ar vis tik tai ta sena įprasta? Jeigu kalbam apie vaikus, tai geriausia pirkti su vaikais, kartu jie turi išsirinkti dantų šepetėlį, spalvą visą išsirinkti, kad jiem būtų malonu valytis dantis. Tai, o šiaip tai šepetėlio šereliai turi būti minkšti, jisai keičiamas kas 3 mėnesius. Būtinai arba persergant infekciniam lygom mes turim pasikeisti šepetėlį nauju. Bet geriausia, kad būtų šepetėlis tai maža galvute, kad būtų lengva prieiti prie tam tikrų paviršių, dantų paviršiaus. Paaugliams kas pusmetį būtina atlikti profesionalią burnos higieną. Daugiausia tai rekomenduotina paaugliams pasidaryti, nes paaugliai jie taip kruopščiai nesistengia valyti dantų, tai jau paaugliam burnos higiena rekomenduojama. Jie labai užkandžiauja, visi saldumynai, visas lipnus maistas, viskas tas įtakoja, o išsivalyti dažniausiai neprieina prie krūminių dantų, tai ir ten apnašo būna daugiausia. O suaugusiai? Suaugę irgi 2 kartus per metus rekomenduoja atlikti burnos higieną, bet jeigu yra problemų, tada kas 3-4 mėnesius irgi rekomenduojama atlikti burnos higieną. Gal suaugusiai dabar labiau jau rūpinasi? Taip. Pastebėta, kad tikrai labai rūpinasi, nes ir palei registraciją matom, kad daug žmonių nebe taip kaip anksčiau, ta prasme tikrai rūpinasi savo burnos sveikata. Kėdainiuose įvyko pirmoji spaudos konferencija skirta pristatyti projektą Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė 2026. Susirinkę renginio svečiai jau greitai po rekonstrukcijos duris atversiančiame Kėdainių kultūros centre statybinius šalmus dėvėjo dėl 2 priežasčių. Pirma, objekte dar vyksta paskutiniai atgimstančio pastato įveiklinimo darbai. Antra, projekto Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė 2026 organizatoriai teigia vis dar statantis kultūros sostinės programą. Nuo naujų metų mes jau įjungę aukštą pavarą ir darome darbus, tai tikrai šiandien galime pasakyti jau visai Lietuvai garsiai ir aiškiai, kad laukia Lietuvos įspūdingi 2026. Tai būtent šitas šūkis ir mus lydės visus ateinančius metus, o projekto ženklas be abejo yra K raidės simbolis, taškų motyvai, kurie simbolizuoja 3 laiko etapus ir vienas iš svarbiausių taškų yra skirtas žiniai, kad mes esam Lietuvos geografinis centras ir būsime Lietuvos kultūros centras. Tai būtent tos žinios šiandien ir turbūt pagrindinės yra. Ambasadoriai taip pat labai svarbus yra, kurie garsins visoje Lietuvoje ir ne tik mūsų Kėdainių kultūros sostinė. Taip, džiugu, sąrašas iš tikrųjų yra įspūdingas. Tai ambasadorių sąrašo turbūt pradžioje žymiausi vardai, tai Beata Nikolson, Mantas Jankavičius, Audra Vyžiūtė, Antanas Jesenka ir kiti, ir jie dar nuolat pildosi. Tai iš tikrųjų tie žmonės, kurie atidavė ir dar vis dar duoda Kėdainiams, tai mes labai džiaugiamės. Tai dabar svarbiausia būti tą dalimi, dalyvauti ir džiaugtis tuo, kas vyksta. Taip, laiko dar yra, tai tikrai raginam visus tiesiog prisijungti, nes poreikio jungtis ir susivienyti bus dar daug. Artėja atidarymo renginys, numatoma poreikis 200 ir daugiau savanorių, tai tikrai sekti informaciją ten, kur aš jau minėjau, ir tikrai džiaugtis tuo, ką padarysim visi kartu. Meras Valentinas Tamulis džiaugiasi, kad laukia įspūdingi metai, kurie žada daugybę projektų, renginių, susitikimų. Galime prisiminti tas smagias akimirkas, kaip visos tos pradžios, kaip viskas prasidėjo, kaip praeitų metų vasarą iš tikrųjų labai nuoširdžiai dirbo sudaryta darbo grupė, kuri ruošė tą paraišką. Na, aš asmeniškai tikrai tikėjau tos paraiškos sėkme, kažkodėl tai vidinis toks jausmas buvo tikrai, nes aš mačiau žmonės su kokiu užsidegimu dirba ir visą tai daro, ir kai spalio mėnesį reikėjo važiuoti apsiginti ir kai paaiškėjo, kad mūsų paraiška, na šiandien dienai galiu taip pasakyti, nugalėjo Šiaulių miesto paraišką, nes jie buvo mūsų konkurentas, tai turbūt daug ką pasako, kad mūsų kūrybinis potencialas mūsų Kėdainių krašte yra tikrai labai didžiulis, nes Šiaulių miestas taip pat suprantu, yra didelis miestas, taip pat turi kūrybinių darbuotojų, bet kėdainiečiai turbūt to jau seniai laukiame. Aš manau, kad mūsų miestas tikrai yra seniai to nusipelnęs, tai tikrai džiaugiamės po to tą žinią, kad Kėdainiai buvo pripažinti, kad jie yra tinkami 2026 metais būti
Lietuvos kultūros sostinė, be abejo, laimėjimus, sakykime, bet taip pat gavosi namų darbai, kuriuos iš tikrųjų pradėjome jau nuo praeitų metų ruoštis ir šiais metais taip pat vyksta tie paruošiamieji darbai. Sakyčiau, vyksta labai intensyviai, visi supranta ir atsakomybę, ir tą tokį turbūt pakilėjimą, kad kitais metais mes turime parodyti visai Lietuvai, kad mes tikrai verti buvome tos kultūros sostinės vardo ir aš tikiu mūsų kultūros bendruomenė ir tikiu, kad viskas bus labai gerai kitais metais. Daiva Urbonienė sakė, kad pagrindinis tikslas yra kuo labiau įtraukti bei sutelkti vietos bendruomenę. Skaičiuojama, kad į visas projekto veiklas ne kaip žiūrovai, o kaip dalyviai įsitrauks daugiau nei 4000 Kėdainių miesto bei rajono gyventojų. Iš tikrųjų, mes ruošiamės gyventi įspūdingai. Tai tikrai mūsų toks ir šūkis ir visa mūsų kultūros programa paremta įspūdingais renginiais, prasmingais renginiais, įdomiais renginiais, tarptautiniais festivaliais, meniniais projektais, įvairiomis iniciatyvomis. Be abejo, skaičiai kalba už save, mes tikrai tikimės pritraukti per 100 000 žiūrovų, tikimės įtraukti kokius 4000 mūsų kėdainiečių ir krašto žmonių, kad kultūros sostinė netaptų vien tik pasirodymai, bet būtų įtrauktis ir mes visi galėtume prie to prisiliesti. Taip pat esame suplanavę 33 meninius projektus, tarptautinius festivalius, tradicinius festivalius, per 150 renginių. Ir tai yra visų kultūros įstaigų tikrai labai draugiškas darbas, nes ir projektas buvo rašomas sujungus tas pajėgas ir labai apgalvotai, labai išgrynintai, tiesiog apie kai ką svajojome ir sudėjome tas svajones ir labai tikimės, kad taip viskas ir įvyks. Na ir pirmutinis renginys, su kuriuo jau startuosime, tai yra 31 sausio, tai kultūros sostinės atidarimas, jis tikrai bus įspūdingas, jau čia kartojos, bet tas šūkis tikrai vertas ir jį mes galime visi, aš ir kviečiu visus jį kartoti dažnai. Tai netradicinė vieta, Nevėžio krantinė, labai netradicinis formatas. Nenoriu visų detalių atskleisti, bet 31 dieną ne tik kėdainiečiai, bet kviečiu ir tikrai visą Lietuvą pasižymėti savo kalendoriuose ir būtinai atvykti į Kėdainius. Tik tai žinokit, labai bijau, ar visi tilpsim, bet galvoju, kažkaip susispaudę tikrai tilpsim. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum. Veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisiuntus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.